Kas valdo pasaulį? Laikas? Dievas? Laiką ir Dievą sujungiantis poetas? Sarbievijus turbūt garsiausias 17 amžiaus rašytojas, kurio eilėraščių knygai antraštinį puslapį nupiešė pats garsusis flamandų dailininkas Rubensas. Jo eilėraščiai dažniausiai yra apie likimo galią, o odė Telefui Likui kalba būtent apie lemtį, lemties žaidimus. Tai, kad žmogus tėra menkas žaisliukas likimo rankose. Šis motyvas tęsiasi iki dabarties. Vaičiūnaitės eilėraštyje piešinys vaizduojama, kaip mergaitė žaidžia su bejėge lėle. Likimas žaidžia su bejėgiu žmogumi. Sarbievijaus odėje kalbantysis įspėja savo draugą Telefą. Lemtis žaidžia mumis, liūdi mūr, tačiau ir ragina nebijoti, nes eternum nihil est. Nieko nėra amžino. Ehiu, Telefe, liūdi mūr. Fortune volucri, ludimur impetu, eternum nihil est sacro, quid lenta tulit, materies sinu. Sarbievijaus kūryba paremta konceptais, alegorijomis ir kontrastais. Kontrastų šioje odėje daug, nėra nieko amžino ir lenta materija, pastovi materija. Lemtis žaidžia, valdo, bet lemia įnoris. Alegorija – tai kamuolio įvaizdis, kuris įkūnija žmogaus būtį. Kaip kamuolys kyla į viršų, taip ir žmogaus gyvenime yra pakilimų. Vėliau kamuolys krinta. Tai žmogaus nuopuoliai. Tačiau nereikia nusiminti, nes po kiekvieno kritimo eina kilimas. Taip pat Sarbievijus eilėraščio pabaigoje kelia retorinius klausimus. Kokia yra realybė? Ar jie apgauna mūsų akis? Būtent akys čia yra svarbiausios, ką parodo akies išskaidimas. Visa akis, vokai, akies baltymas, stiklai. Kalbantysis svarsto, galbūt visi žmonės yra tam tikra prasme akli, sako fatua palpebra, kvaili, neprotingi vokai, kurie asocijuojasi su tamsa, taigi nežinojimu. Užsimerkdami vokai uždengia akis, kurios mato pasaulį ir panardina žmogų į nežinomybę. Kita vertus, svarstoma, ar iš tikrųjų matome realybę, galbūt pati šviesa, kaip ir lemtis, apgauna žmonių akis, kurios yra tarsi stiklinis, oculi vitrum. Ir nebeaišku, ar matome tikrovę, o gal tik ilgą pasaką sapne. Sutrinkame, nežinodami, ar realybė yra sapnas, o gal sapnas yra realybė. Fato rum rapida, liudimur orbita, annos falimur, an suam, rerum pulcher habet, vultus imaginem, et sunt quelice cernimus, an peccant fatuis, lumina palpebris, et mendax oculi vitrum, an longi trahitur, fabula somnii. Nors Sarbievijaus odė Telefui Likui rodo žmogaus menkumą prieš likimą, atskleidžia tai, kad žmogus nemato tikrovės, tačiau suteikia vilties, kad po nuopuolių eis pakilimai. Sarbievijus odėje Janui Libiniui atskleidžia individo ir sociumo konfliktą. Žmogus turi du kelius – siekti šlovės arba gyventi santūriai ir likti nežinomas. Kalbantysis renkasi antrąjį variantą, tai yra gyvena savo ir su savimi. Žmogaus kaip namo įvaizdis labai populiarus ir šių dienų poezijoje, pavyzdžiui, Aido Marčėno kūryboje. Aš esu nenumaldomai vienas, pasiklydęs į savo namus. Skirtumas tas, kad šiuolaikinis individas vienatvę išgyvena skausmingai, o Sarbievijaus poezijos žmogus vienatvę brangina, ji yra jo apsauga. Argi siekti šlovės yra tai blogai? Ne, sako Sarbievijus,
tačiau gležną šlovę nuolat persekioja gandas – fama, taigi šlovė priešinama pavydui. Trapų šlovės paukštį pavydaus gando strėlės nubloškia į aštrias uolas. Kad išvengtum sociumo pavydo, reikia nesivaikyti vienadienės šlovės ir saugoti savo moralę, individo dorumą, padorumą, dorybę, privata virtus. Odi loquacis compita gloriae, plebea quam cum fama faventibus, evexit auris, sepe miso, invidia stimulata, telo, aut invidentum terita vocibus, par obstinatis et male fortibus, dimitit alis ila nudam, plangit humum, laceroxve saxis. Affligit artus, me melius stegat, privata virtus et popularia, numquam vola turum per ora celet iners sine laude tectum. Sarbievijaus etinė odėje Publiui Munacijui aptariama mums visiems gerai žinoma problema širdgėla. Jis pateikė saikingą gedėjimo būdą – skausmą dalymasi su kitais. Tai ryškus kontrastas lietuvių autoriui Donelaičiui. Malydamas verkiančius būrus dėl mirusiojo gerojo Amstrato, Priškus pasakoja, kaip naktį išvaikė besivaidenančias jį užpuolusias deives. Štai ką siūlo Sarbievijus. Vires amicis, perditi nauribus, minorque semper dividitur dolor, per multa per missus vagari, pectora nec redii sequandam. Sarbievijus moko, jog širdgėlą privalu dalinti su draugais, leisti ją išnykti. Savaime suprantama, kadangi poetas propaguoja stoikų laikyseną. Jis ragina susitaikyti su likimu, nesipriešinti, pasižiūrėti į įvykius kitomis akimis. Anot Sarbievijus, galingus medžius sunaikina ugnis, lygiai taip pat graužatis suniokojo žmogų. Todėl vaduojantis iš vidinės izoliacijos, anot poeto, geriausia išeitis yra draugystė. Pulsus superbit, vise sodalium, cetus etudis sictemere iece, infusus herbarum lacertis, at patrii levemur murhale. Vadinasi, odėje Sarbievijus kviečia ne vien draugą, bet ir mus visus gedėti saikingai. Aukso vidurys, saiko principas aurea mediocritas tampa pagrindinė harmoningo gyvenimo taisyklė. Pasiskolintas iš Horacijos paukščio įvaizdis lyginamas su širdgėla, kaip ji, skrisdama vis pas kitus, mažėja. Nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų išvengti širdgėlos. Todėl skausmo maldymo problema aktuali visais laikais. Taigi, reikėtų įsiklausyti į tai, ką sako baroko epochos poetas. Olim querendo, desinimus queri, ipsoque fletu lacrima perditur, nec fortis eque si per omnes, cura volat residet queramos. Odėje Krispui Levinijui prieš akis kaip didžiausia jėga stoja laikas. Laiko vaizdavimas yra hiperbolizuotas ir tai sukuria dramatizmą. Vive jucunde, metuens juventi, Crispe Levini, fugiunt avare, mensium lune, nimiumque volvi, lubricus eter. Šis kontrastas atskleidžia, koks žmogaus gyvenimas yra trumpas. Visoje odėje rašome apie nuolatinę kaitą. Rato metafora, kaip kaitą atskleidžiantis įvaizdis, parodo, jog nieko nėra amžino. Nyksta materija, rūbai, auksas, lyg tekantis srauni upė, lekia sėkmė ir įvairios nesėkmės. Žmogus siautulingo gyvenimo akivaizdoj atrodo menkas. Mobiles rerum, dubiique casus, regna mortalis, tenuere vite, sedulius mete, properat fugacis, impetus evi. Ar iš tiesų žmogaus likimas yra toks beviltiškas? Manau, kad ne. Nes žmogus nesupranta dieviškosios tvarkos. Jam sunku priprasti prie nuolatinės likimo kaitos. Iš tiesų laimingas tas, kuris į pasaulį žiūri kaip į tam tikrą dieviškąją tvarką, kuri priklauso nuo aukštesnės metafizinės jėgos, nes būtent Dievas, dominator horis, valdo laiką ir leidžia valandoms lyg paukščiams tam tikrų skirtų laikų išskristi.
omnibus mundi, dominator horis, aptat urgendas per inane penas, pars ad hoc nido latetet futuros, crescit in anos. Supratimas, jog žmogus yra tik dieviškosios tvarkos dalis, leidžia pajusti harmoniją su pasauliu, aplinka. Be to, žiūrint 21 amžiaus žmogaus akimis, dominator horis, laiko valdovas, yra ne tik metafizinė jėga, kaip Sarbievijaus odėje, bet visų pirma poetas, savo kūrybą sustabdantis laiką. Todėl norėtųsi prisiminti Horacijaus, padariusi didžiausią Sarbievijui įtaką žodžius exegi monument ere perenijus. Pastačiau savo paminklą, patvaresnį už varį. Sarbievijaus etinėje odėje Pauliui Kozlovijui poetas skatina savo draugą laikytis saiko, dalinti paladės darbus į lygias dalis. Deja, šiais laikais saiko principas dažnai yra užmirštamas. Skandė mūs viridys, terga liucys cijai, kvacel sate gitur, pliurimus į lice, esse pretereuntum, audit murmura foncijum. Pagrindinė eilėraščio mintį atspindi lygiašonis trikampis. Pagrindas – mintis, kurią sudaro kontrastas. Kitos dvi kraštinės – darna ir nedarna. Darna – amžina, nedarna – laikina. Jos abi susikerta viename taške, trikampio viršūnėje, kur nebelieka nei darnos, nei nedarnos, tik harmonija. Auget magna quies, exiguus labor, in maius modico, provenit ocio, hinc et terga virentum, late praspice colium, ergo rumpe moras, et solidum gravi, cure demediem, quem tibi candidus, spondet vesperat albis, cras hore revehente quis. Sarbievijaus eilėraščių stilius ypatingas ne tik kontrastais, bet ir jo eilėse atsispindinčia priešybė vienobė. Exiguus labor, in maius modico, provenit ocio. Mažas darbas pavirsta didesniu protingai pailsėjus, tikina drauga poetas. Šiuose žodžiuose pastebime, jog neabejotinai kontrastingi dalykai darbas ir poilsis yra neatskiriami, yra vienas kito priežastis ir rezultatas. Pagrindinė šių posmelių mintis – aplinkinio pasaulio ignoravimas dėl nepertraukiamo darbo naudos neatneša. Ta pati tema atsispindi ir kitų rašytojų darbuose, pavyzdžiui, romantizmo poeto Šėlio eilėraštyje, kuriame kalbama, jog šis be galo greitai bėgantis gyvenimas yra beprasmis, jeigu tiesiog negalime sustoti ir apsidairyti aplinkui. Todėl šlaitų žalių kalvų plačiai apžvelk skatina Sarbievijus. Anot Sarbievijaus pasaulį valdo Dievas. Tai jis, laiko šeimininkas, dominator horis, o laikas savo ruožtu valdo žmogų. Bet iš tiesų, laiko valdovas yra poetas, kuris eilėmis nugali laiką ir prilygsta Dievui.